Tai balandžio 25 diena. Atvažiavom patikrinti česnakų. Aš čia va visur važinėjau su aketėlėm ir ta laukinė aviža manęs, aš jos neišdraskiau. Vis tiek jos yra. Va, vis tiek va jos yra, bet jinai, žinai, čia. Nu, jin tokia biški. Pešasi. Iš esmės nėra tas užterštas labai laukas, bet aš avižos taip ir neišnaikinau, čia gal daugiau užkasiau, nei kiek ją išpešiau. Jau dabar neišpešiu jos. Tai reikia kabinti tą vadinamą drolo ravituvą, kurį esu nupirkęs. Turbūt reikės jau kišti tos dantis giliau. Iš esmės tai atrodo gal ir neblogai tie česnakėliai. Nu, vad gaila, kaip čia bebūtų, užsipilava kartais jie. Avižėlė. Piktžolių nėra, o aviža mane vis tiek puola. Nu, bet reikia pasidžiaugti, kad dar nėra labai daug tos žiauruminiai neužpuolę stipriai. Bet ten va, kur yra pupos pasodintos, tai ten aplamai va gyva, viena aviža žaliuoja, o ne pupos. Nu, reikia apsižiūrėti, kai šie lapuose ar nėra kokių biški gelsta, kažko biški jiems trūksta. Reikės kviestis kokį specialistą būtinai, kad tas specialistas mums pasakytų, ko čia dar mums trūksta šitam česnakui. Nes jis toks biški nusigandęs. Ar čia man taip atrodo tik tai. Šeimininkė, kaip jūs galvojate, ponia? Viskas gerai? Sakė, viskas gerai. Nu, jeigu viskas gerai, reiškia, viskas gerai. Važiuojam. Faktas tame, kad avižos ekologinės neiškedena. Šiaip atrodo, lyg tai neblogai, va. Džiugu žiūrėt, va, koks laukas gražus. Reikia jau sodinti svogūnus. Nors dar iki Stanislovo anksti, bet nežinau, ar mes čia sulauksim to Stanislovo. Kas matyt, kaip orai leis. Aišku, čia va buvo visai žalia, čia kiek pakėdinau biškutį. Bet tai va čia tai tas žalia ir atsigaus vėl žalia. Turbūt, kad atsigaus. Ai. Nu, kažką reikės daryti. Ypač žalia, tai einam va parodysiu, kur. Ypač žalia yra va čia, net iš toli matosi. Vartin. Ir va šitas kampas labai žalias ir būtent čia va kur česnakai. Vagi visur pilnai aviža šitą vadinamą. Jinai kai suaugs bus didesnė už česnaką, kai jinai suaugs. To toliau jau švariau. Čia nedideli tie ploteliai. Rankom tu čia jų nepriravėsi. Ai, kaip yra. Važiuojam, reikia smidrus suskinti, vištą sulesinti. Tiesa, turiu naujienų. Buvom šiandien Vilniuje. Iš ryto buvom Karoliniškių turgui. Išsinuomavom vietą. Tai mūsų vieta yra 98 vieta. Asanavičiūtės gatvėje Vilniuje yra Karoliniškių turgus. Ten mes išsinuomavome prekybinę vietą ir tikimės su smidrais penktadienį, šeštadienį, sekmadienį stovėti ir pardavinėti. Ten turėsim ir kiaušinių naminių, ir smidriukų. Tai Vilniečiai, jeigu mane kas nors sekate, labai visų lauksime nuo gegužės mėnesio. Kiekvieną gegužės penktadienį, šeštadienį, sekmadienį. Nu, aš dar informuosiu vis tiek per savo Facebook puslapį, kur Ramūnas Amtis, arba ten savo profilį Ramūnas Ražanas. Jeigu mane sekate, tai Facebook'e pasižiūrėkit, aš vis laik informuosiu, būsiu ar nebūsiu. Tikėkime, kad šitos šalnos labai kažko tai ateinančios, kur dabar žada va rytoj žada bus minus naktį iki -6, netgi sekmadienį, vietomis iki -8, aišku, jie ten kartais pameluoja, bet kartais ir pasako teisybę. Tai jeigu šalnas nepakenks, derliaus mes laukiam, labai tikimės, kad jo bus, tai visų lauksime penktadieniais, šeštadieniais
ir sekmadieniais Vilniaus Karoliniškių turguje 98 vietoj. Jau popiet, kad tėva pasitinka eilinį kartą mus. Katytė. Labas, katytė. Mar. Čia buvo pas tave. Teisingai reikia. Būtinai tau išimterkę. Taip, atsivežėme grūdų traiškytų. Tada stovi jau česnako sodinamoji, išvažiuosim sodinti šiandien svogūnų. Ir reikia dar atsivežėme bačkas. Atsivežė bačkas, reikia įsikraut, tada tas bačkas nunešti namą, tada tas bačkas supilti šitus traiškytus grūdus, tada nusikabinti nuo ketelių, nusikabinti nuo traktorių sakėtelės, tada užsikabinti sodinamąją, susitept grandinės, atsivežiau va šitą tepaliuką. Geras. Susitepsim grandinės ir važiuosime sodinti svogūnus. Svogūnus užmerkiam. Vario sulfato tirpalą. Mėlyną. Maišėm, pamirkiam kelias valandas. Ir prieš pietį ištraukiam, kad išsivarvėtų. Nors rytoj ir šalnas, bet aš manau, kad po žemėm jie nesušals, o toliau jau turėtų būti pliusinės temperatūros tolyn, bet tada prasidės lietus, tai kad geriau jau dabar šiandien pasisodinam ir jau bus kaip bus. Manau, kad vis tiek gamta mums bus dosni ir viskas bus gerai. Dar reikia susitepti grandinėlės, nes per žiemą jos stovėjo, nors ir buvau supurškęs, bet vis tiek reikia dar jas sukartyti. Nes čia viskas išdžiūvę bus, surūdyja, vis tiek, kad geriau eitų. Nu va, pratepsim biškį, kad ėjimas būtų geresnis. Nereikėtų po to kažkur lauke remontuotis, tai geriau biškį susitepam. Kai taip susitepsim, tai tada ir lauke viskas eis kaip per sviestą. Nagi, nors ir stovėjo po stogu, bet vis tiek gamta daro savo, drėgmė, šaltis. Reikėjo gal labiau supurkšti iš rudens, bet kol kas viskas eina gražiai. Tikėkimės, kad viskas eina dabar kaip per sviestą. Taip, reikia dar. Gal, kad pažiūrės, ar matos? Matos, jo. Čia buvo 10 cm gylio, kad česnakas gultųsi. Tai reikia atsinešti rakčiuką, atsisukti, biškį sukelt ratuką nors ant vieno ar ant dviejų, nes 10 cm guldyti svogūną neverta. Reikia svogūną guldyti biškį
biškį aukštesnį gilį, tai reikia tada tiesiog ratuką čia sukelt. Nu ir jisai tada netaip giliai grius, nu, netaip giliai išars. Tu atsinešim raktą. Tai Žioplių miško vietoj to, kad aš būčiau iš pradžių pakėliau ratuką, tai kaip tik, jeigu pakeli ratuką, tai tada šitas kaip tik sėdasi žemiau, nu tai po to teko dar kartelį atsukti ir tada nuleisti ratuką, tai kuo giliau nuleistis ratukas, tuo aukščiau bus plugelis, tada tuo žemiau bus mažesnis gilis pačio šito svogūnėlio vagos. Nu, važiuojam, pasiimam svogūnus ir varom į lauką. Atalakėm į lauką. Mano pagalbinė jau laukia pagalbininkė. Sodinsime va čia, va. Mano česnako ir imsim iš karto tiesiai. Tai kad reikia dar, atsivežėm dar kompleksinių trąšų. 10, 26, 26 plus 2, man atrodo, tokia formulė. Tai to jau užsipilsim trąšelių ir bandysime traukti svogūnėlius. Mano ponia nubėgo. Nubėgo mano ponia, važiuos pasiimti striukės. Ne taip čia yra šilta, kaip mums atrodo. Blemba, čia va, matai, va, kokias dar yra vis tik tai žolės, žiauruminės, va. Ir čia va ta vadinama greičiausia ta laukinė, ar kokia jinai ten ta tuščioji aviža, ar laukinė aviža. Žodžiu, čia reikalų, kai kiaulė pasipjovus. Viški kažkaip nesupratau, kodėl, bet nupirkom tą sėklą, labai sudygo jinai. Nu, bet čia biškai atsirinkinėjam. Bus kokios pirmin, atgal ir vėl pirmin. Ir visa kita liks bulvėm. Tai va, kažkaip tai einam į priekį, bet šiandien šalta iš tikrųjų. Nu, tikimės, kad tas svogūnas pasislėps po žemę ir jisai nesušals. Nieko jam čia neatsitiks, tam svogūnėliui baisaus. Va. Reikėjo gal frezuot, bet nieko čia, viskas čia bus gerai. Gerai, laukiam ponios ir važiuosim toliau.
3 valandos. 12 minučių -2. Nusprendžiau vis tik tai pabandyti gelbėti smidriukus, kadangi prie minuso jie labai greitai peršala. Vakar prikroviau laužų, pasiėmiau degiklį, pasiėmiau skudurų biškį dyzelinio kuro įkūrimui, kad būtų greičiau. Einam, užkursim laužus, pabandysim pabudėt, kad iki dabar jau yra -2, o apie 6 ryto gali būti ir visi -5, tai tikrai peršalsim. Tai praeitą naktį kažkaip tai mes dar išlaukėm neužšalę, o šią naktį jau bijau, kad galim būti peršalę. Tai kad einam gelbėti smidrų ir kūrenti laužų. Skysčio. Jaučiu dizeliuko papilam. Nedaug ir einam kurt. O. Einam toliau. Ai, užsuktas. Atrodo gal juokingai iš šono, bet... Mažą butelį. Va, štai kaip atrodo viskas. Žodžiu, laužai liepsnoja. Traukiniai važiuoja, gerai skamba, ne? Laužai liepsnoja, traukiniai važiuoja. Nu, nebandys. Aš pasikartosiu, kai kartais irgi sakau. Dažnai sakau taip, jeigu nedarysi, garantuotai nesigausi. Bet jeigu darysi, gali būti pem ant pem, gal gausis, gal nesigaus. Tai šiandien dienai aš turiu 50%, kad gausis. Nu ir turiu viltį, kad gausis, tai gal ir gausis. Va, užsikūrė laužiukai, stipričiukai kurie. Teks turbūt dar užsivest traktoriuką, atveš stambesnių malkų jiems, kad ilgiau degtų. Turim čia išardytų visokių tų viršrūsių stogų. Tai tikėkime, kad jų užteks. Nu, gal dar reikės pjūklą užsivest, papjaut biškį, bet vakar jau sutemo, nebespėjom supjaut viską. Kaip ten dainuoji tai? Oi, jeigu aš pakeli, jei lapsnoja laužai. Ne, hiperbolis geras galbūt. Nu, prisiminkime pionieriškus laikus kažkada tai. Kažkam skautiškė, nu man teko būti pionieriu, nieko čia nepadarysi. Tokia buvo santvarka, nori, nenori. Šiaip va nori pafilmuoti, jeigu matysis. Aš iš akies matau, kad vis tik tai čia va blizgesys yra, šalna krenta. Bet šitas dalykas galbūt tai šalnai neleis įsibėgėti per smidrus. Ir, žodžiu, ir išvaikys tą šaltį. Šiaip tai vat net ir iš čia atsistojus jaučiasi šiluma. Tai tikėkime, kad jinai čia iššildys visus. Šitiem tai gal net ir per šilta bus kai kuriem, nu tai gal geriau kai kur per šilta, negu dauguma iššalta. Burzgia traktoriukas. Na va, galim to pačiu įvertinsim, va, kaip gerai šviečia. Švietimas puikus. Reikia dadėti biškį malkų.
Jeigu būtų mažų vaikų, tai jiems čia būtų visai įdomu, sakyčiau. Toks mini turistinis žygis. Naktinis laužų kūrenimas. Galima būtų atsiversti zefyrų arba dešrelių ant laužo pasikepti. Būtų smagu. Kadangi jau mano vaikai dideli, tai dabar parpia ir jis apleidžia rimtą sapną. Tetės vienas čia išdykauja, kaip sakant. Gal pavyks išgelbėti. Nežinau, girdit, negirdit. Kuku, gegutė iš pačio ryto. Kuku. O pas mane pinigų kišeniai va, figuškų. Nu, teks uždirbinėt pačiam. Vėlgi neprikukuos nieko, kadangi, neįsidėjau pinigėlį. Negalėjau patikėti, kad taip anksti ryte gali gegutė kukuoti. Ką dabar padarysi? Neįsidėjau pinigėlį, prietarai nepasitvirtins. Generacija. Pašildyk, smidrus praktiškai baigta. Sekmadienio rytas, gražus rytas, tikrai senai aš taip. Vat kartais gamta priverčia išlysti biškį lauką ir pasigrožėti. Blema kažko tai gerklė. Realiai tikrai va ten nesimato gal, bet oi, kaip gražiai viskas vyksta. Saulutė kyla. Žinau, dar ką pagalvojau. Atsisveikinimui pasitikime kartu saulę. Tuoj va pastatysim ir pasitiksim saulutę va kartu su katinėliu. Taip, katytė? Tu nori saulę pasitikti kartu? Gerai, pasitiksim kartu saulę. Na štai. Atsikojasi. Taip. 6:05. Vis dar tie patys -2. Gal stipriai čia ir neišgąsdino. Bijojau, kad bus kad ir iki -5, bet saulutė jau pakilo. Laužiukai dar mano kūrenas, einam dar apsiždėsim. Pasirodysim. Štelės atsibūdo jau. Gaidelis jau nekartą giedojo. Va, laužai. Nesakyk, kad toli, nesakyk, kad miršai. Kol liepsnoja laužai. Taip, gaidelis gieda. Jau kadangi saulė kyla, čia kiek yra tų malkų, tiek yra. Tegul jos sau sudega. Ir sakyčiau, kad, bent jau pabandėm, nežinau. Jeigu būtų braškėse žiedai, braškėm būtų šakės. Kadangi braškių lapai visiškai visi balti, čia va pasižiūrėjau, kur yra aplink laužus, tai nėra labai, kad būtų labai pašalę, va pakraštys jau pašalės. O kur aplink laužus, vis tik tai dūmai, gal maišosi tas oras. Tikiuosi, kad nesušalom. Važiuojam ilsėtis, biškį pasilsėsim ir įdėsim jums video. Šiandien pasistengsim, sekmadienis yra, tai norėčiau įdėti 10 valandą kaip visada. Tai dar kartelį visų prašau, nepamirškite paskatinti savo draugus prenumeruoti. Jeigu dar patys neprenumeruojate, prenumeruokite irgi. Pasispauskite varpelį, kad nepraleistumėte mano kvailiojimu, kaip senis kvailioja vidury nakties kūrena laužus. O gal sugalvosim dar kažkokių tai nesąmonių arba sąmonių. Visiems tariu iki pasimatymo.